Nu ką, sveiki, Valdemarai. Labas. Seniai matyti. Seniai, ne taip seniai. Kaip jūsų bendra nuotaika jau rudenėja? Ruduo, krenta lapai, lynoja. Na, vienu žodžiu, šiaip metų laikai, kaip ir turi būti. Metų laikai. Tai va, artėja tas vėlinių metas ir apskritai, va, pirmiau pristatykit, kas esate klausimas. Nežinau, su kuo norėjai šiandien kalbėti, nes mano veikla yra labai įvairia pusė. Vieni mane žino kaip archeologą, kaip prūsų tyrinėtoją, kiti žino kaip turistą, kaip keliautoją, dar kiti kaip kokį ten knygių ar na, vienu žodžiu, aš gana plačiai domiuosi, plačiai gyvenu, o dabar dar ir ūkininkas, ožkas auginu ir domiuosi labai gamta. Pastaruoju metu šiaip aš labiau į gamtą atsisukau ir, sako, seni žmonės atsisuka į savo jaunystę, ko nepadarė jauni, ko norėjo siekia. Tai dabar, va, išėjęs į pensiją, aš jau galiu savo siekių siekti, na, kažkada. Tai kiek aš žinau, yra paukščiais domitės. Taip, ornitologijos draugija įstojau dabar prieš porą metų. Šiaip mano močiutė, mane jaunystėje, aš gyvenau irgi prie miško, Nemenčinės plente, kur dabar studentų miestelis praktiškai, tada buvo ten tokie vasarnamiai. Na ir visas gėleles, aš ten paukščiukus pažinojau, mane mokė, bet paskui gyvenimas atitolino nuo tos gamtos, ant asfalto, ant miesto grindinio ir dabar jau, na, turiu sugrįžti atgal, atnaujinti savo žinias, savo interesus, na, vienu žodžiu. Tai pakalbėkime apie gyvenimą. Kas jums yra gyvenimas? Apskritai, kas yra gyvenimas? Kad žmonės žinotų, kas yra gyvenimas, tai jie gal lengviau pragyventų savo gyvenimą. Šiaip, na, gyvenimas tai reikia pragyventi jį, padoriai pragyventi. Man tai yra moralė, man tai yra, na, kažkoks siekis, kažkoks tikslas gyvenimo turi būti, nes, na, be tikslo gyvenimas, tai aš jo neįsivaizduoju. O jūs sutinkate, kad žmogus vienas ateina, vienas išeina? Tai labai sutinku ir tai yra estafetė, kuri perduodama iš kartų į kartą. Na ir man tai yra labai svarbu. Aš tiek mano vaikai, jie irgi labai panašiai mano pėdom eina, bet aš irgi atsisukau į savo praeitį, išėjęs į pensiją, aš pradėjau rašyti savo tarsi prisiminimus. Bet įklimpau į savo senelių, prosenelių ir kelis metus studijavau bažnytinės knygas, savo genealogiją, tai aš nusikapščiau ten tėvo pusės giminė, tai 9 kartas, mamos pusės tai ten 7 kartas, bet jie pastoviai gyveno tose pačiose vietose, man nebuvo labai sunku, nes seniau gyvenimas mažiau mėtė žmonės, tik va pokario metai, tai mano irgi nukentėjo. Ar atradot kažkokių staigmenų savo? Labai didelių turbūt nesuradau, bet įtariau, šiaip tarybiniai metai, mama, vienu žodžiu šeima, slėpė tą praeitį, kad nepakenkti. Aš kadangi istorijos fakultete mokiausi,
Na tai aš nežinojau ten tokių gal smulkmenų, bet, pavyzdžiui, mano senelis buvo savanoris, jisai gavo žemės, jisai paskui ten mūsų name buvo partizanų štabas, na vienu žodžiu, senelė buvo išvežta į Kazachstaną, na ir tai man irgi, na, gal daugiau to patriotiškumo atsirado atgimimo metais. Tai dabar aš šiek tiek padarysiu tokį šuolį, prisiliečiant prie mirties temos. O teko girdėti, kad, jūs aišku žinot, kad tokie dolmenai yra, kiek jų Lietuvoje yra, aš nežinau, bet kitose šalyse yra. Ir sakoma, kad dolmenus pastatydavo, kiek aš esu girdėjęs, pastatydavo tie žyniai, kurie norėdavo pratęsti savo buvimą tarsi, bet jau ne medžiaginiam kūne, bet tiesiog kaip vėliek, kaip dvasiai būti tame dar daryti kažkokią būtent įtaką gyviesiems. Tai kaip Jūs manot, ta mirtis ir gyvenimas ir ryšys su mirusiais, kas čia per dalykas yra? Na, aš kaip archeologas, tai aš šitą temą man yra nesvetima, labai artima, labai dažnai, kai kasinėdavau, ateidavo kaimo žmonės ir ten, ar jum nesisapnuoja, ar jūs nebijote mirusiųjų ir taip toliau. Tai kitiem gal atrodo, na, tokia jau paslaptinga. Aš, pavyzdžiui, visai nebijau mirties, savo mirties. Tai yra forma, perėjimas į kitą gal buvį, bet kitiem žmonėm gal tai yra aktualiau ir baisiau, o tai yra natūralus dalykas, ir ta mirties tema, na, jinai yra neišvengiama, todėl praeitos tos kartos, pavyzdžiui, ten įsiamžinimas, pavyzdžiui, kokie nors Japonai, Kioto ten sodai, tai yra tokie, kur 400 metų egzistuoja, proseneliai sugalvojo, vaikai tęsė ir taip iš kartos į kartą ir vis tas atminimas, na, auga, didėja. Pas mus gal tokio įamžinimo savęs ar savo kartos, mes ant slenksčio gyvenam. Pas mus karai išblaško, išvalo, gal ir na, bendras kultūrinis toks lygis, gal, bet ryšys su gamta. Teko daug keliauti ir po Europą, ir Aziją, ir kitur. Ir teko matyti įvairiausius laidojimo būdus, įvairiausias ten kapines, įvairiausius atminimo vietas. Na ir irgi labai įvairiai žmonės apie save palieka atminimą, arba, aš gal daugiau prūsus tyrinėjau, labai daug Skandinavijoje suvažinėjęs ir ten tuos dolmenus tikrus. Esu matęs ir laidojimo paminklus, kur mūsų pilkapiai nublanksta pagal tuos paminklus, kurie yra, pavyzdžiui, Skandinavijoje, kur yra akmenų konstrukcijos didžiausios, ten tuneliai, arba kokie Egipto karalių slėnis, na, vienu žodžiu, kitur yra visai tas žmogus atiduodamas paukščiam ir iš jo nieko nelieka. Tai tradicijos yra skirtingos ir tas įsiamžinimas arba įamžinimas, ten Indijoje kur nors tai džiaugiasi, kai žmogus mirė, jisai išėjo. Tai, na, vienu žodžiu, labai skirtingas tas požiūris. Taip. O dabar tada gerai grįžtant ten prie prūsų ir apskritai senovės lietuvių, jie palikdavo daug įkapių, taip, šilvarinių, sidabrinių. Tai ar nėra čia tas įkapių palikimas, aišku, ten pasakoja, kad čia įdeda tarsi
pomirtiniam gyvenimui, bet aš manau, kad jie buvo žymiai pragmatiškesni, jie nemanė, kad čia tas Žalvaris nueis į tą pomirtinį. Aišku, kažkoks ryšys yra, o aš taip pagalvoju, galbūt čia toksai jau, kaip sakyti, paveldas galvoju, jeigu kažkas atras, tai matys, kaip mes gyvenam, ar taip galėjo būti? Na, tai rodo, skirtingais laikais ta tradicija buvo gana skirtinga. Ir Baltų kraštuose, ir Prūsuose, ir Lietuvoje. Vienur gal vienos gentis labiau išreikšdavo savo tą ryšį su mirusiuoju ir jam įdėdavo ten kažkokias įkapes, bet mes matome daug simbolikos laidojimo papročiuose ir tuose įkapėse. Tai yra, pavyzdžiui, miniatiūriniai daiktai, miniatiūrinės įkapės Kuršių, na, vienu žodžiu, daugiau gal prie jūros tai jaučiama, arba, na, tai irgi to daikto nepanaudosi, kad ir danguje iškeliavęs į kitą pasaulį. Jisai neturi funkcijos, bet jisai yra ten, pavyzdžiui, audimo kažkokie įrankiai, kurie yra miniatiūriški, su jais, na, ten juostelę gal tik tai galėtum lausti ar dar kažką. Bet, na, vienu žodžiu, paskui miniatiūrinės, na, anksčiau kaip Nagevičius vadino ašarinės, ten miniatiūriniai puodukai, na, čia maždaug verkdavo ir ašaras ten surinkdavo. Tai, na, tokios gal ir nu, nerealūs dalykai, bet tai yra aiškiai parodoma, kad tai yra. Ir paskui yra gana daug amuletų. Yra šūkos gintarinės, yra saulės diskai tokie prie viršūgalvio, čia irgi daugiau Kuršių, gal Prūsų. Na, vienu žodžiu, yra kažkokią žinią mums perduoda tos įkapės. Na, archeologija dažnai pasityčioja, kad tai mokslas apie lavonus, kad tai, na, pagal ten įkapės, tik pagal laidojimo paminklus mes pažįstame žmonių gyvenimą, buvusi, tai rekonstruojam rūbus, ką valgė, ten rekonstruojam daugiausiai iš laidojimo paminklų, taip. Ir tą informaciją mes stebime. O iš gyvenvietės tai sudegusios kažkokios konstrukcijos, ten molio tinko kažkokie gabalai. Na taip, aš galvoju, su tom įkapėm, kodėl vis tik tos įkapės jie dėdavo ten tos papuošalus, dabar visi tie žalvariniai papuošalai, viskas iš įkapių, taip? Nu, pavyzdžiui, yra Prūsų papročiuose, yra daiktų laužimas. Na, pavyzdžiui, ten kalavijas yra, jį susuka, jis tikrai nebenaudojamas. Iš jo irgi atimama gyvybė to daikto, jisai sulaužytas ietigalis, ten ir tokių labai daug yra. O Prūsų papročio ten deginimas vyravo, tai į tą laužą sudeda beveik vien tik tai tokį laužą, galima sakyti, ir segės sulaužytos. Buvo išleidžiama dvasia ir to daikto, kurį žmogus ir jo daiktai. Tai ne taip lengva kitą segę perpaušti, jeigu žalvarinį? Taip, ir yra kapoto šitą dirbinio liekanos ten, na, vienu žodžiu, čia mes dabartiniam savo žiniom, ten analogijom, kažkur tai, gal kažkuriuose gentyse ir dabar ten Amazonės, kur bus. Tai taip iki galo nėra įsiaiškinti dėl tų čia yra interpretacijos. Mes esame šiuolaikiški žmonės, stengiamės rekonstruoti, kaip buvo, ir iš tų gal kartais, na, pavyzdžiui, mes niekada nekreipdavom į gamtinės sąlygas, į gamtinių sąlygų pasikeitimus. Kada dabar prasidėjo visokie atšilimai, ten griūna miškai, virsta medžiai masiškai, tai mes dabar jau žiūrim, anksčiau marksistinis požiūris į tą archeologinį paveldą, na ir ten geriau
geriau kastuvą geresnį pasidarė, ten giliau pakasė, geresnis derlius buvo, geriau pradėjo gyventi. O buvo tokių... O dabar va tas pomirtinio gyvenimo ryšys su paukščiais. Va jūs paukščiais domitės ir apie pomirtinį gyvenimą irgi domitės. Tai vat yra Lietuvos mitologijoje to gana nemažai, kad žmogus pavirsdavo paukščiu, kad ir devyni broliai juodvarniais lakstantys, tą pasaką ir daugiau viso. Čia dar viena, dabar aš anksčiau gal ir nekreipdavau daug dėmesio, kai pradėjau ornitologijos domėtis paukščiais. Tai ten kiekvienas paukštis kažką reiškia ir archeologijai labai daug. Ir dabar aš buvau prieš mėnesį Atėnų muziejuj, graikų kultūroje. Tai archeologijos muziejuje aš vien paukščius ir fotografavau, svastikas ir paukščius. Tai ten muziejaus turbūt pusė yra paukštis egzistuoja, ten ir visokie geometriniai ornamentai. Ir dabar dar užkabinai pasakų motyvus. Tai pasakų, mitologijos motyvai, tai dabar irgi labai savo dėmesį kreipiu į pasakas, pasakų turinį. Aš atsimenu tarybiniais metais Kurtinaitis, toks jis buvo iš Vilkaviškio turbūt. Albinas Kurtinaitis. Taip, Albinas Kurtinaitis. Ir jisai domėjosi pasakomis, pasakų siužetais ir jis pas mane ir ekspedicijoj buvo atvažiavęs, jis domėjosi, ten laukais atėjo pas mane į ekspediciją Šilutės rajone, nes jam buvo įdomu. Juo ten domėjosi ir saugumas, kodėl čia žmogus tokiais niekais susijama, pasakas tyrinėja, bet tame yra labai gili prasmė tų pasakų. Ir dabar Kerbelytės aš ten visus katalogus, bet normalių pasakų rinkinių pilnateksčių yra labai nedaug. Yra išleista Vėliaus Norberto ten ar lietuvių liaudies pasakos rinkiniai, bet man norisi daugiau įvairovės tos ir į tą pasakų, į mitologijos ir pasakų šitos motyvus. Tiek mitologijos, tiek ten šukas meta, ten miškas užauga, ten dar tie siužetai, tie žodžiai, tie pasakojimai turi kažkokią reikšmę ir tuo žmonės tikėjo. Ir man tai yra didžiausias toks, žingeidumas mane dabar kamuoja, ar žmonių mąstymas tai pasikeitė. Ir mes nebesuprantam to mitologinio kažkokio pasakojimo, o tie žmonės gyveno tuo, tų pasakų motyvais, tiek 12 brolių juodvarniais, ar ten tegul Eglės Žalčių karalienės tas motyvas. Vienu žodžiu irgi mes to dar neatradome ir labai mažai tyrinėjome. Mums reikėtų, čia kaip aš manau, čia labai Tolkienas sisteminis požiūris reikalingas. Taip. Ir archeologinis ir pasakos čia toks labai apibendrinimai. Tai Robertas Vėlius, tuo užsiminėjau dar kažkiek tai matyti. Čia turbūt daugiausiai yra ta tema nuveikęs Beresnevičius Gintaras. Tai jisai ten Dausos jo knygos ir jisai labai giliai užčiopė tas mintis. Man teko, jis mano geras draugas buvo ir bet tokius žmonės greit atsirenka, gamta pasiima juos, kaip ir Vėlius anksti mirė ir iš tikrųjų, bet čia jau vos nedėsningumas yra. O dabar kaip su tom Dausom, tai kaip jūs manot,
Kas tos dausos yra? Vis tik čia su paukščiais irgi galbūt kažkiek tai yra susiję dausos. Rudenį ima nerimas. Paukščiai skrenda, dabar žąsis išskrenda ir žmogus jaučia tokį nerimą širdyje, kažkas nejaukiai jautiesi. Ir pavasarį tas pats būna ir rudenį. Ir paskui pasikeičia metų laikas ir vėl ramu, gražu, paskui žiema, tu vėl apsipratęs, bet būna toks metas, kai neramu. O tas dausos, mano irgi domėjimasis archeologijai buvo tam tikras kryptingumas. Aš labai domėjausi gamta ir žmogus, tai aš rašiau straipsnius apie tarpgentines dykras, tai yra žmogaus teritorija, jisai įsivaizdavo, va čia mano teritorija, o ten kažkas už miško, jis jau tada tų keliautojų tokių nebuvo, gal vyko tarpgentiniai kažkokie, bet tokių atsiskyrėlių, gal ten buvo elgetos, kurie galėdavo ten iš vienos genties į kitą arba nukeliauti toli. Tai jie gal daugiau ir todėl, jie irgi keliaujantis dievas. Ten kokį nors žmogelį tu neįžeisk, nes gali tai būti dievas. Tai yra gali būti žynys kažkoks žinantis daugiau. Ir tas dausos, čia ir Žulkus Vladas Klaipėdoj rašė apie tarpgentinės dykras, tai jisai ir Vytautas Kazakevičius tyrinėdamas savo paminklus kreipė, Jovaiša Eugenijus, apie orientavimą, mirusiųjų orientavimą. Labai irgi svarbu, kur jisai orientuotas, ką jis mato, guli, į kurią pusę galva, į kurią pusę akis, ant šono, ten dar, vienu žodžiu, ir kada paskaičiavo, kad į genties pakraščius dažniausia ta orientacija, kad aš etnogenezę užsiėmiau, tai man reikėjo visumos. Aš turėjau, ten kiti dabar kažką susikoncentravę dėmesį, ten 1-4 amžių, ten dar kažkokį tyrinėję arba kažkokią konkrečią gentį. O aš etnogenezę, tai man reikėjo visumą pagauti ir kada visumą pamatai, tada kur orientuoti visi, tada matai jūrą, kaip jūra pajūris, kaip miškas, laukas. Tai vis tik kas tos dausos? Tai dausos yra dangaus sfera. Tai yra saulė, tai yra mėnulis, tai yra žvaigždės, tai yra dangaus sfera, bet už horizonto kažkur. Tolimas pasaulis. Bet čia man matot labai siejasi tolimo pasaulis, bet aš manau kažkaip tai tie protėviai nebuvo tokie visiškai, kaip sakyti, atsiriboję, nes ir ta daina toli mano giminėlės už debesėlį. Tai Dunojėliai viskas tai taip, žinojo pasaulį ir čia indoeuropiečių laikai, kada, bet čia irgi gamtinės sąlygos privertė keliauti kažkur, ieškoti tos antrosios tėvynės ar ne iš gero gyvenimo, bet jie žinojo, taip. Taip, bet mano apie tas dausas dabar, apie pomirtinį gyvenimą, tai ir paukščiai čia galėtų būti kažkoks ryšys tarp dausų ir... Jisai pernešėjas yra, kaip ir geriamieji ragai, pavyzdžiui, ten paukščiukai, antytės visokios, ten briedžiai ant ragų ten neša saulės diską ar dangaus kūnus ir paskui požemio pasaulis, ten kažkokios šliūžai, gyvatės, požeminis daugiau pasaulis. Tai ta trijų dalyba, aišku, mirusysis yra pas mus, mūsų tradicijų ten žemė, ar sudegintas, ar palaidotas, bet tai požemio tarsi sfera, bet ir dangaus sfera. Žemė tai per vidurį kažkoks tai šiandiena. O tai matot, aš esu skaitęs, kad
yra ten paliudijimų, kad degindavo ir netgi į upę tuos pelenus. Ir į upę, ir ežeruose, čia Urbonavičius Vytautas ten, kai kasinėjo prie Ukmergės ežero, Kurienų ežero dugną. Kituose aš, pavyzdžiui, kada dirbau Istorijos institute dar tokio laborantų, tai atsimenu, Šimkūnaitė surinko visus padavimus apie kažkokius radinius ežeruose, ten Utenos rajono, ir perdavė Urbonavičiui ir jis man leido ten tuos perskaityti visus. Na tai irgi labai daug yra tų padavimų. Tai tinklai, kad va ir Balsių ežeras, Žalieji ežerai. Ten irgi nuskendę kryžiuočiai, ten kažkas tai kalavijus, ten dar kažką. Tai irgi rodo, kad galėjo būti ten ir laidojama. Ir dabar... Bet tiesiog į vandenį laidojama. Į vandenį ir dabar povandeninė archeologija pas mus kyla tiesiog dienom. Atsirado jaunimas, kuris anksčiau gal tų galimybių nebuvo. Bet tai galėjo būti ir tiesiog, tarkim, nuskendę galbūt per mūšius tenai yra prašymai. Yra ant ledo, kur dar kažkur, bet yra ir tikslinis laidojimas vandenyje. Kaip tada ta mirtis, va dabar gerai, jeigu dabar grįžtam prie šiandieninio žmogaus. Šiandienis žmogus, jisai su ta, arba labai jisai bėga nuo mirties, ta prasme galvojama apie mirtį, jisai tiesiog galvoja, netgi yra taip, daug žmonių galvoja, kad ta mirtis niekad neatsitiks jiems būtent. O jeigu kažkam atsitinka, tai čia jie matyt, kažkas nepasisekė. Taip pat dažnai žmogus bėga. O kita vertus, Lietuvoje yra tokia mirties kultūra, nes savižudybės yra gimstamumas nėra didelis, tai aš manyčiau irgi čia toksai, kaip sakyti, gyvybingumo stoka dabar yra tautoje visuomenėje. Čia irgi yra du galai tos pačios lazdos, yra mirtingumas, yra bėgimas nuo šiandienos problemų, kaip savižudybės arba ten alkoholizmas, tai yra lėtas tik tai žudymas savęs. Vienu žodžiu, yra žmonės vieni labai saugosi, pandemija mums parodė, kaip bijo tiesiog važiuoti mašiną kartu ten autobuse, jeigu kaukės neužsidėjęs ar dar kažkokias tokias... Tai dabar man įdomu, tai jūs manot, kad pandemijos metu buvo šiek tiek žaidžiama žmonių mirties baimė? Taip, labai aiškiai buvo žaidžiama ir iš to gavo kažkas didelius pinigus pasidarė, sugriovė, gerokai apgriovė tą visą sveikatos sistemą, bet tai vyksta moksle, švietime, kultūroje, bendroje, muziejai, viskas griaunama dabar, šluojama. O dabar jeigu paanalizuoti dabartinį žmogų, tai iš vienos pusės jisai vengia galvoti apie mirtį, o iš kitos pusės jisai bijo mirties. Tai jisai galbūt dėl to, kad bijo ir vengia, ir dėl to, kaip čia... Čia yra tradicija, čia kaip reinkarnacija ir tikėjimas ją, ir kad atgimsi, čia gal musulmonų pasaulyje ypač jaučiama, bet yra, pavyzdžiui, prūsai ir jotvingiai. Jie, kaip rašo šaltiniai rašytiniai, kad ten koks jotvingis, jisai nebijojo, ėjo į mūšį, ar jisai žus ar nežus, jisai ir taip išnyko, galima sakyti, neišnyko, bet... Kad nesisaugojo. Jie nesisaugojo, bet jie... Dabar aš matau ukrainiečius kare šitam. Irgi jie atiduoda gyvybę savo dėl kažkokios būsimos ateities. Tai tas pats ir lietuvių kariai. Irgi, aš manau, yra karo, yra kada tėvynės ateinančiom kartom, tarsi tu kovoji už ateinančias kartas, tada tu negaili savo tos gyvybės ir ji nėra
šitą, aš žiūriu kaip mano senelis. Jisai savanoris ir, pavyzdžiui, Jurgaičių piliakalnis, Kryžių kalnas, tai jisai gavo Vyties kryžiaus ordiną už tai, kad bermontininkas, sėdėdamas ant Kryžių kalno, pasistatęs kulkosvaidį, nušovė vadą jų. Ir tada jisai, nebijodamas, kad jį gali nušauti, jisai nuėjo, tą vadą ištraukė. Ir už tai buvo apdovanotas. Bet čia yra ta drąsa arba, jinai yra pateisinama ir tada ir tos gyvybės negaila. O kada taikos metai, aš sakau, aš taip pats asmeniškai nebijau, nes žinau, dėsningumas tai yra ir visi mes mirsime. Tai ta pandemija irgi parodė, kad yra žmonės turbūt skirstosi į labai ryškes grupės. Vieni labai bijo, kiti visai nebijo. Ir čia yra požiūrio gal klausimas ar tradicijos klausimas. Tai dabar šiek tiek kitų kampų, apie Vaidevutį Burtenį, yra tas mitas, kad jie jau gyvenimo pabaigoje, tiesiog, kai jiem ten buvo virš 100 metų gerokai, jie nusprendė, pasirinko sąmoningai mirtį, nužengdami į ugnį. Ir aš norėčiau Vaidevutį Burtenį šiek tiek sulyginti su Bhagavad Gita, kur yra Induepas, tai Krišna ir Arjuna. Tai kažkas man panašaus. Vienas labiau toks dvasininkas, kitas yra karys. Ir ten aišku tas Bhagavad Gita, kad yra pokalbis prieš mūšį, tai Arjuna tarsi atsisakinėjo, norėjo atsisakyti kariauti prieš savo giminaičius, o Krišna jį įtikinėjo, kad yra aukštesni tikslai, kai reikia netgi prieš savo giminaičius kariauti. Tai ta mirties dalykas, kad jūs ir dabar irgi minėjot, kad kartais ta pasirenkama mirtis, netgi, žinant, kad aš vis tiek, greičiausiai žūsiu, arba kaip Vaidevutis Burtenis yra sąmoningai į mirtį. Bet jie yra, ta prasme, savęs neišdavimo ir laikymasis to aukštesnio siekio. Taip, gaunasi, kaip čia yra? Tai Pilėnai dabar mūsų istorinėje literatūroje buvo pasityčiota, kad tai yra maždaug savižudybė kolektyvinė ir taip toliau, bet jie siekia garbės savo nesutepimo, tai yra žmogiškojo orumo, nesutramdymo. Tai ta gyvybė gali būti atiduota ir nebūtinai ten kovos, kad tu nužudysi kažkokį priešą, bet tu gali savo žūtimi labiau išaukštinti savo tautą, tai tokių pavyzdžių yra labai daug, yra istorijoje ir čia aišku tas didvyriškumas, tai o kas norėjo ten sausio įvykiuose ar ėjo po tankais ir dėl tos, bet paskui rezultatas yra. Tas pats, aš nežinau, tik tai, pavyzdžiui, yra senų žmonės, ten išvesdavo su rogėmis, ten į Eglyną kur nors ir palieka giminaičiai. Čia yra artimi žmonės. Tave vaikai išvežtų į mišką, paliktų, tu sušaltum, numirtum, bet yra tokios situacijos, kai, pavyzdžiui, badmetis, kai turi kažkas išgyventi, jaunoji karta, maisto trūkumas ir tada pasiaukoja seniai, pavyzdžiui, kad tą maistą negadintų, tai jie išsaugotų. Irgi tokių yra irgi pasakojimų. Taip, aš kažkaip, man norisi mūsų pokalbį kažkaip tai
į tą, kad žmonės galėtų pažiūrėti kažkaip tai drąsiau į tą mirtį pačią. Prasme, kad ne tiek, kad jis savižudybę eitų, bet tiesiog pamastyti, va dabar artėja vėlinės, tai kad aišku lanko kapus, bet jie lanko kapus tik tai, kad prisiminti tuos išėjusius, bet kad apmastyti savo mirtį, kad tas vienišumas savo, nes iš esmės, kaip ir minėjau, vienas ateina, vienas išeina. Dažnai žmonės bijo vieni būti su savim, tai reiškia mirti. Taip, ir tas vėlinių metas, čia irgi apie tai ir Beresnevičius, ir mes, kiekvienas per vėlinės ateinam, tai prasmingai ateinam į tas kapines, mes ateinam susimastyti, mes, kaip sako, ten vos ne pamiegok ant savo tėvų kapo per naktį ir tu jau iš ryto atsikelsi, kažkoks protingas ten ir tau kažką. Čia Beresnevičius yra rašęs šitą, bet iš tikrųjų tai tas pasėdėjimas prie kapo, tai yra apmąstymas ir būties, ateities, praeities. Ir mes tą grandinę palaikom. Aišku, kada padaro iš to kapų lankymo tokį, ypač senukai žmonės ten, čia mano žmona ten, tai jis kasdien važiuoja į tas kapines ir padaro jau kaip kultą tokį. Tai, gal tai nėra taip pateisinama ir tas laukimas tos mirties savo, kad vėl susitikti su tuo buvusiu žmogum. Yra tokių labai dažnai, aš ir pavyzdžių daug žinau, kur nori greičiau numirti, bet mano teta pasako, pavyzdžiui, žmogus sako, ne taip lengvai paima ten dar, reikia geram būti ir pasistengti. Taip, tai kaip tą rasti tada, ką jūs galėtumėt patarti, kaip rasti žmogui pusiausvyrą tarp gyvybės ir mirties, savo viduje, kad jisai ir nebūtų baimės ir tuo pačiu būtų noras gyventi, siekti. Man atrodo, labai dažnai, čia gal katalikų bažnyčios įtakoje už nuodėmes, žmonės įsikabinę į šį gyvenimą, jie bijo, gal kažką padarė gyvenime, jie bijo to atsistoti prieš Dievą, savo kažkokius nenuopelnus vis tiek žino ir tau pasakys, tai bijo to kito pasaulio, nes jie gal kažką netei padarė, gal kažką išdavė, gal kažką, o ta tiesa tarsi bus aiški. O kitas gal jisai gyvenime pragyveno dorai, kažką nuveikė, jam nėra ko bijoti. Ir aš taip kartais pasižiūrėdavau, kokie karo veteranai ten, ką jie darė ten tarpukario, ten pokario metais, nieksgi nežino, bet kažkaip jie labai aršiai kabinosi į tą gyvenimą. Tai yra psichologijos dalykai, bet jeigu tu žmogus nedarai kiaulyščių šiame gyvenime, nelipi per galvas, aš manau, tai tikrai ramiai, vis tiek ar anksčiau ar vėliau, aišku, gal, kaip sako, kad už nuodėmes tau ten kokią lygą atsiunčia ten kančiose, ypač per sveikatą senatvėje. Nežinau, čia jau... Čia įvairiai, o ta lyga ateina, kaip sako, dažnai žmonės stebėsi, kad ir geriems žmonės aplanko lygos, tai
atrodo, buvo geras žmogus, o kodėl jį taip baudžia? Nu tai sako, va, čia, mat irgi yra tie išbandymai tarsi, žmogaus išbandymai, ten va, liga, kaip tu perneši, kad šiame gyvenime reikia visko patirti, ir gerų, ir blogų kažkokių emocijų, ir aš irgi taip kartais, nepasisekė kažkas, nu ten iš darbo išmetė. Na, tai yra mano išbandymas, kaip aš elgsiuosi toje situacijoje, ar aš ten kabinsiuos visiems gerklės graušiu, ar aš tyliai ramiai pragyvensiu, susirasiu kažkokią ornitologiją, kur na, į gamtą išeisiu. Aišku, čia yra tokie va, visuomeninio gyvenimo, visuomeninės, manęs labai dažnai klausia, kodėl tu ten Facebooką numetei ten, ar aš galvojau, kad tai yra kažkokia auklėjimo funkcija, bet paskui pamačiau, kad na, žmonės labai įvairiai reaguoja. Na, pavyzdžiui, aš dabar šiek tiek užsidaręs, bet aš atsivėręs gamtai. Tai, na, visuomeniniam gyvenime mažiau pridariau paskaitų kažkokių, stengiuosi neskaityti, nes nu, aš matau, kad arba visuomenė nepriaugo prie to, nenori, jinai nepriima, bendras, aišku, yra žmonių mąstančių, kurie labai nori, bet ir man tai geri pavyzdžiai buvo. Aš anksčiau labai mėgdavau į rajoninius laikraščius apie savo kasinėjimus parašyti, na, bet negalvodamas, kad ten tuos straipsnius kažkas skaito. Ir kažkada į kolūkio kontorą nuėjęs ten, kažką norėjau prisistatyti, ką jūs, mes viską žinom, va, yra iškarpa ten jūsų to straipsnio, pas mus kontoroje kaba ant sienos. Tai pasirodo, kartais tu pats nesitikė, kad yra kažkoks rezultatas, bet jisai yra, arba ten koks draugas jaunesnis ar studentas pasako, oi, ten va sutikau tokį žmogų, jis man tokią įtaką padarė, kad aš tapau tuo ir tuo. Tai čia gyvenime irgi. Tai tiesiog, kaip tada tas patarti, kad žmogų gyventi darant gerus darbus. Nu, prasme, kad galvojant, kad ką man palikti po savęs, ne kažkokius tai galbūt tyrinėjimus. Prasmingai gyventi, gerus darbus daryti, nesiekti savo kažkokios naudos, na, vienu žodžiu, dorai gyventi ir tada, na, jokių problemų nebus. O kaip jūs manot, kas yra pragaras, kaip sako, kiti žmonės darydami tas tarsi klaidas gyvenimo, nusižengimus ten, nu, kiti nuodėmėm pavadina, jie bijo to įvardinto pragaro iš esmės, jie to bijo. Na, čia irgi per bažnyčią ateina tas daugiau gąsdinimas, tai yra turbūt moralės vis tiek per gąsdinimą. Yra per gėrį gali gėrio siekti ir sakyti žmonės gyvenkite dorai, o galima prigąsdinti, kad ten kažkas tai vis virs ir taip toliau. Man labai patiko, buvau Ladake ir budistų vienuolynai, ir ten tos visos kaukės, visi ritualai, tos triūbų, ir ten pragaras gyvas jisai, tu pamatai tikrovėje, bet tai yra, na, gal ten tos dvasios, jos visur gyvos, ten budistas, tai jisai ten nenuskriaus kažkokio, nes kažkas mato, kažkokie dievai, ar demonai, ar dar kažkas, tai visą laiką tas bendravimas su dievais ir jie čia pat jie arti, mes atitolę. Na, mūsų gal pagonybėje, ne lietuvių, šitą yra gerokai mažiau to gąsdinimo ir
na, čia irgi ta pragaras. Bet aš dabar pagalvoju, vat vienam iš pokalbių buvo toksai pasakymas geras, kad apie stichijas, kad jeigu yra grina stichija, pavyzdžiui, ugnis, tai yra grinas pragaras, tai pavyzdžiui, vanduo irgi grinas pragaras, jeigu tik tai vanduo, pavyzdžiui, kažkim vandeninį, arba tik tai žemė, pavyzdžiui, užkas žemė, tai irgi pragaras, vėjas irgi pragaras. Tai va tos grinos stichijos ir kaip apibūdina tą pragarą, kaip nupiešia, tai ten ir būna, kad ten tarsi dega kažkas, tai kažkas va tos grinos stichijos, to kažkur labai baisius atrodo. Yragi pasakojimai, tie visokie pasaulinis tvanas. Aš domėjausi gamtos stichijomis šitą ir irgi, mes tokioj vietoj gyvenam, kur mes mažiausia, turbūt mūsų protėviai pasirinko šitą lietuvėlę, kur yra mažiausia tos stichijos gali, nes Norvegija kokie nors ten kalnai užstoja nuo šiaurės vėjų, ten kažkokie, bet kada pasižiūri į gamtinės sąlygas, tai mes, pavyzdžiui, mūsų ten Nemuno žemupys, tai potviniai mus turėtų plauti ir aš visiems sakydavau, kad iki 10 izogipsės jūs nestatykit namų aukščio nuo jūros lygio. Nes istoriniais laikais, tai yra, pavyzdžiui, aš žiūrėdamas į Skandinavijos archeologinius ten Birkos koks nors uostas, tai dabar tave nuveda į laukus kažkokius toli nuo jūros, arba tie laivų piešiniai, kur uolų piešiniai Skandinavijoje, čia Tūras, Hejerdalas, tai ten daugiau gal. Ir tie laivai, kur tai jie labai toli nuo jūros patys tie vaizdai. O kažkada tai buvo Pajūrio krantas. Pasikeitė tiesiog. Keičiasi ir mes, pavyzdžiui, dabar klaipėdiškiai archeologai 50 metrų gylyje ten randa kelmus medžių. O 50 daug? Vienu žodžiu, senoji kranto linija ir išlikę kelmai. Tai keitėsi ir Baltijos jūros lygis, ir žemės pluta, ir taip toliau, bet mes, čia tos stichijos, kaip sako, čia už blogus darbus, ten, bet kai pasižiūri į dabartinę situaciją, tikrai žmonės irzlus pasidarė, kažkas vyksta, ko mes nesuprantam, gal ir mes į tą mitologiją atsisuksim. Aš atsimenu, Visinčios upe plaukiau ir naktį girdžiu traška viskas baisu. Ir galvoju, geležinkeliai, traukinys važiuoja, bet pagalvojau mintise, o kur čia artimiausias geležinkelis? Toli. Ir paskui užėjo viesulas, suguldė visus medžius, aš ten visus tik sukėliau į mašiną ir stovėjau lauke, kad mašinos nenuneštų. Ir tas, ten 2000-ųjų turbūt kažkur viesulas toks buvo. Ir tada tu prisimeni tą perkūną, visas stichijas, dievus visus, tai pagonimi gamtos stichija kažkokia garbinanti, tu gali greitai labai tapti tuo, kada pamatai tikrą tą gamtos... Melstasi perkūnų, melstasi visi. Viską, tada prisimeni, pasimeldi ir paskui galvoji, kad tau padėjo, nes neužgriuvo medis ten ar dar kažką. O jeigu ten kažkoks... Šiaip tai yra, kada pasižiūri, pavyzdžiui, surinkite 536 metai. 536 metai šitą ir jum kompiuteris išmes, kas tada vyko. Ir tada pasirodo ten kažkoks asteroidas, visi vulkanai įsiveržė, ten tamsausios saulės 10 metų, nederlius 1540 metais prasideda buboninis maras, paskui tamsieji viduramžiai. Ir viskas prapuola, visos žinios yra tik tai tamsieji viduramžiai, kažkokia skolastika, tikėjimai atgyja. Vienu žodžiu, žmogus, kada pamato
tą gamtos jėgą, jisai gali savo mąstymą pakeisti. O kaip dabar, vat, jeigu taip ir iš mitologinės pusės, vat, iš tos archeologinės išvadų, kaip dabar vat, pasakyti, kad, nu, tarkim, ar galima pasakyti, kad vis tik nėra to pragaro, kad yra tik tai tie energijų pasikeitimai, o galima, kaip sako, gali vėlė įsikūnyti paukštį, gali ginti tenai paukščių, gali, kaip sako, bitė ten medžių gali būti, tai tiesiog po tokie virsmai yra galime, gal kitas nelabai nori būti paukščių, tarkime, pamirties ar panašiai. Čia jau artėjom prie budizmo šitą... Čia Lietuvos, kaip mes mitologija. Lietuva irgi ir labai daug bendrybių yra panašių šitą... Budizmą? Su budizmu. Čia yra pasaulėžiūros dalykai, tai nėra religija, tai yra pasaulėžiūra. Kaip tu į gamtą, kaip tu į savo reinkarnaciją ar per... Nes aš kaip suprantu, Vaidevutis ir Brutenis, kaip sako, pragarė yra tenai ugnis viską, bet jie sąmoningai pasirinko, jiems niekas tenai negrės, jie patys pasirinko nužengti į tą ugnį, kai jau tau, kai rašo, kad 135 metų ten buvo jie broliai, tai šitą jau ateina kitai kartai laikas. Aš nesakau, kad tai yra tiesa 100%, tai yra gal irgi mitologija, į moralės kažkokius dėsnius išversta istorija. Ir tos pasakos, jos irgi kažką moko, kažko pasako, kas gerai, kas blogai mažam vaikui. Tai yra labai svarbu tas pasakas sekti ir jis mokosi. Tai mitologija irgi yra užkoduotas moralės kodeksas, elgimosi tavo. Čia tai reikia studijuoti, bet sakau, man gaila, kad aš jau vakar 70 metų sukako. Vakar? Tai ko geriausia. Tai čia labai prasmingas yra pokalbis jūsų. Taip. Tai irgi, kada tokios datos sukanka, tai tada pagalvoji, irgi tai yra tokie tarsi sustojimo momentai, kada šiek tiek pamastai, ką gerai, ką blogai, kur, kiek, vienu žodžiu, tai yra apmąstymo momentai ir žmogus turi turėti savo tokius apmąstymo prasmingumo. O gerai, ką dabar žmonėm padrasinimą ir dėl paties gyvenimo padrasinimą, nes kitiem ir gyventi nėra lengva, nemažai dalį, ir gyventi nėra lengva, ir mirties bijo, tai tokia gaunasi tarsi iš abiejų pusių. Sunku gyventi, kai neturi gyvenimo tikslo ir kažkokiu, pavyzdžiui, kai pasižiūriu į savo gyvenimą, tai ten studijų metai, vis mokintis, kažko siekti, paskui jau tarsi atidavimo metas tos informacijos, kurią tu gauni. Ir kada, ypač kai į pensiją išeina, žmogus 2-3 metai ir miršta, nes jis nebeturi kuo užsiimti, ypač kažkaip tas perina. Paskui ar susiranda kažkokį kitą. Aš, pavyzdžiui, tą pačią dieną, kai išėjau į pensiją, gavau traktoristo teisės ir pradėjau savo tėvų žemę dirbti. Nors anksčiau buvo ta Molėtus žemė ir niekam nereikalinga buvo. O dabar tarsi norisi įamžinti ir tos protėvius, protėvių atminimo tokį tarsi parkelį šitą. Ir tada kažkoks atsiranda interesas. Aš pradėjau lakstyti anksčiau orientacininkas jaunystėje, buvau mokinukas studentavimo metais. Dabar aš vėl sugrįžau
visi tie patys laksto, tie patys žmonės, tik tai jie visą gyvenimą lakstė, o aš 40 metų tokią pertrauką, o dabar vėl. Ir aš vakar lakščiau, rytoj vėl šitą Vilniaus taurės varžybos. Ir kiek kilometrų nubėgėt? 5-4 kilometrai, bet savo ta pati ornitologija. Aš einu į mišką, man 30 kilometrų žygelis, kad nueiti iki kažkokios pelkės arba ten ar vidų kokių nors tvenkinių, pasižiūrėti tuos paukštelius, paskaičiuoti, kokie atskrido ir pas man, aš gamtoj gyvenu, mat, prie Galgių, prie Mickūnų geležinkelio stoties, tai miškas šalia, tai pas mane pelėda gyvena, šikšnosparnis ūkiniam pastate, matot viską, stirnos laksto, tai pas man zoologijos sodas. Tai jūs tada patarėt tiesiog susirasti kažkokį interesą, nežinau, pašto ženklus tegul renka. Pasinerti kažkokią veiklą. Į veiklą, taip. Ir veikla, aš nuėjau, pavyzdžiui, į 3 amžiaus universitetą. Bet man ten nepatiko, aš pabuvau, pamačiau, kad ten, tokia... O ką tada daryti žmogui, kad mirties nebijotų, kaip jūs sakote? Jos nereikia bijoti, jos ir laukti nereikia, jinai ateis. Šitą, aš nesuprantu net tų žmonių, kurie bijo tos mirties. Tu vis tiek nepabėgsi ar anksčiau ar vėliau. Aišku, gaila, kai kokie vaikai ten, kuriem gyvenimas prieš akis ir ten žūna avarijose, ten dar kažką, nelaiku pasitraukęs arba ne savo norų pasitraukęs, tai yra kita situacija. Na tai gerai, tada apibendrinimai, tai vis tik kaip tą pusiausvyrą išlaikyti tarp gyvenimo ir mirties žmogui? Pusiausvyrą... Visiškai negalvoti apie mirtį irgi turbūt netinka. Ne, kodėl? Reikia pagalvoti, kad jinai ateis, kad tu prasmingai tai praleistum šias dienas, tai reikia pagalvoti ir apie tai. Aš nesakau, kad, ten ramiai reikia, ramiai sutikti ir šitą, aš nežinau, dabar kai pasižiūri, žmonės kiti dėl pinigų ten gyvena ar kažkokių materialinių dalykų. Man, pavyzdžiui, žymiai maloniau yra dvasiniai dalykai, pažinimas, vis tiek jis neturi pradingti, nors tu senas žmogus jau atrodo gyvenimo patirtis, jau čia viską žinai, tai aš nieko nežinau. Aš kuo toliau gyvenu, aš planų dar, ką aš norėčiau nuveikti, dar labai daug, bet paprastai ne viską realizuosim. Čia kaip atiduoti skolas norėčiau, o tada jau galiu ir numirti. Tai skolų neatiduosi visų. Čia juokauju, aišku. Bet visko nepadarysi, aš daug ko nepadariau. Aš apie prūsus norėjau ir buvau pasiruošęs knygas, monografijas parašyti, bet gyvenimo sąlygos, o paskui praeina ir tas atsiranda kiti interesai, nukrypsta. Čia irgi ne tragedija ir man buvo labai malonu gyventi, kai tos informacijos nieko nebuvo. Dabar interneto laikais aš žiūriu skaitmenintos tos knygos, kurių aš ieškojau, aš važinėdavau ten kur nors Varšuvoje ar ten kažkur ieškojau, turi būti straipsnis. Dabar atsiversk, viskas yra. Ir nauji žmonės tą informaciją dabar žymiai greičiau gali pasiekti. Aš nesakau, kad panacėja yra ten internetas ir ten labai daug ko nėra. Ir mes save susinam savo žinias ir irgi yra tokie tarsi gyvenimo ir epochų
ir pakilimai, ir nusileidimai. Čia gamta, jis sukasi visą laiką, kaip ta svastika besisukanti yra, tai geriau, tai blogiau ir dar gal spiraliai į viršų, gal ta mūsų genai irgi tokias struktūras turi, kad mes tik esam vienas gabaliukas nedidelis. To bendro mes matome spektrą, pavyzdžiui, yra arba kokie nors ten virpesiai, mes kažką mūsų organizmas taip sukurtas, kad mes daug ko mes nejaučiam, mes tų energetinių laukų kažkokių vienas gal labiau jaučia, kitas, bet tai irgi reikia vystyti, reikia domėtis ir tas akademinis mokslas irgi. Aš buvau akademinio mokslo atstovas ir ten kartais bijodavai kažką parašyti, straipsnį išjuoks žmonės, ten dar kažką apie tą pomirtinį gyvenimą. Tai čia Vaitkūnskienė, Žalvariniai senolių laiškai arba Gimbutienė, kur į dvasingumą tą archeologinių laikų kreipdavo dėmesį, o kiti tokie materialistai buvo archeologai, kur net apie tokias temas nepatogu rašyti ir iš tavęs pasijuoks. Na tai ką dabar palinkėtumėt, apibendrinant apie dėl tos gyvenimo ir mirties pusiausvyros žmoguje, kad jisai, kaip būdavo, kad galėtų jaustis ir budrus, ir ramus, ir budistai. Dorai gyventi, domėtis, siekti, nepriimti visko. Aš studentam labai dažnai sakydavau, aš žinau, literatūroje tai prašoma, bet jūs patys mąstykite savo ir yra daug ko neparašyta. Ieškokite, aiškinkitės ir tikrai tas ypač dvasinis pasaulis yra dar neatskleistas ir tuo reikia domėtis mes sugrįžtam vėl, padarę vingį į materializmą, mes dabar grįžtam į dvasinės būsenas, jų tyrinėjimą ir aš manau, čia kažkada Beresnevičius yra išleidęs Imperijos darymas tokią knygelę, mažytę knygelę, bet jisai, ką mes galime Europai duoti, Lietuva, baltai, jisai kaip tik mes galime nematerialinių ten mašinų prikurti, kažkokių sudėtingų, bet dvasinėje terpėje mes labai daug ką galim padaryti ir mes galime tapti dvasinė imperija. Tai aš norėčiau, kad visi stengtųsi tą dvasinę imperiją kurti, atkurti ir žinoti savo šaknis ir savo praeitį, tyrinėti ir tada ir ateitis bus žymiai stabilesnė, žymiai aiškesnė ir tikrai aš kaip archeologas žiūriu, kaip dabar stengiamasi naikinti visą tą kultūrą, mūsų etnosą, etninę istoriją, kažkokiais surogatais pakeisti šitą. Tai aš žiūriu, kad tautos gyveno tūkstantmečius ir tai nėra taip lengvai ištrinama ta informacija ir jinai pagal dėsnius visą laiką sugrįžta, kada jau atrodo dugnas pasiektas, tada atgimimas ateina ir vėl atsigręžiama į tas vertybės ir mes tas vertybės turime, mes jų ten į vedų laikus galim nueiti, bet mes turime didelį potencialą, kurį reikia išnaudoti ir tai mūsų ateities dalykai yra. Dėkui Jums už pokalbį ir labai gražų apibendrinimą. Tai ką?